ar su laikrodžiu, kur nors, nes padaryti iš vaizduotės tas, kas yra tikrovėje, ne to, kad sunkiau, bet kaip ir iš vis neįmanoma. Nes dabar, sakykime, paimkim kokį seną ūkį, pabandykim papaišyti. Tai žmogus ten kiekvieną šakį pastatyti, kiekvieną tą kopėčius kur nors pastatyti ar pakabinti pagal sieną, o jis galvoja net kelias dienas tų dalykų. O čia jeigu tu imsi braižyti, bus nesąmonė, netikroviška, o ten yra viskas jau ūkiai apgalvota. Tai vat ir tokie indėliai, kur nors tokiais, ką, ir paimsi kažkokį tai dėželį padaryti. Taip, bet čia tik tai daiktai, bet aš matau, kad ir emocijos, tuose portretuose ir emocijos visos pagautos. Tas yra įdomiausia, kad kai tu bendrauji su žmogum, pasidarai nuotraukų, kadrų, kažkokių paskaišanų renkės, kas įdomiausia, gražiausia gavosi ir bandai tapyti. Kartas ne kartas, bet labai dažnai jungi keletą nuotraukų, žiūri vienur išėjai, rankas gražiau sudėtas, kitur pats pakrypim žmogaus gražesnis, kitur mimika, nuotaika, veida yra gražesnė ir tą pat susidėlioji kažkaip tai tą kūrinį.